Labas rytas, publika. Turim rytą. 8:48 minutės. Mes jau esam po mankštos. Mankšta tokia pat, kaip ir praėjusios dienos buvo. Va, jau valgo. Šiandien, kiek girdėjau, bus blynai su cukinijom. O, blynelė. O, signalizacija. O ką čia dar darom? Dar ruošiam blynus. Va, švieži. Veganiški, čia nežiūrėjau. Veganiška? Nuo ko skiriasi veganiška nuo paprastų? Ai. Nepajaustų, net jei ir būtų. O. Atvalai jau kažkas buvo užkūrė aparatą? Jau ragavai kavos? Gerai. Tai tau padaryt? Paplakt? Paplakt? A, ir gėlytę? Jo, nupiešė. Gerai, nupieš. Gerai. Padarėm kavos su puta ir dabar, pasakyk, ar skaniai. Gerai, bet... Putos paragavo tik tai. Molinį. Molinis. Įvertinsit naują kavos aparatą. Ne, aš per kitą dalyką. Rūnai, ko toks pavargęs? Egzistencinė krizė. Egzistencija. Būti ar nebūti šią dieną, kaip sakai. Aš girdėjau vakar maudėsi baseinę. Pametė akinius. Bet atradau. Sužvejojai. Viskas taip ir buvo planuota, taip. Laukite kukinamo video šios dienos vakarą, taip sakant. Čia mirvakariekspertas.lt. Jau buvau uždėjęs. Ar ne? Buvau. Ai, jo, tik žiūrėjau, prisiminiau, mačiau. Kaip kava? Gera kava? Nu, ką galiu pasakyti, visai nebloga investicija, kaip ir bebūtų keista, bet neprašoju šį kartą. Super. Belysimo. Belysimo. Sakiau, 3,5 baristas. 3,5 baristas. Blynai su cukinija ir tzatziki padažu. Įdomus kombo šiaip, bet labai skanu. Kaip tau, Evgenijau? Nu, žinok, su meilė, labai su didelė. Su meilė? Tikrai. Su didelė meilė. Net širdutis formą padarėm. Buvo širdutis formą. Pavalgiam pusrytėlius, išeinam į treniruotę, turim superinį orą. Šiandien bus 23 šilumos jutiminė, tai ant saulės bus dar daugiau. Mums iki treniruotės liko 13 minučių. Nu tai, einam ją ir pasiruošti. Va, jau su apranga. Ko tu vėluoji? Nevėluoju, dar 13 minučių. Šiandien planas yra 2 valandos, biški taip lengviau, nes 2 dienas iš eilės minėm po 3, realiai netgi po 3,5 gavosi. Tai šiandien biški reikia leist žmonėm atsigauti, varysim gal proper coffee raidą su pyragėliu kokiu, piražoko. Kamariai bardagas, kaip visą laiką, kaip priklauso sportininkams. Nerodysiu bardako. Čia visą naktį kėlė video, visą naktį. Ir nesukėlė.
Pradėjau video kelt ten kažkur apie pusę 12 nakties. Atsikėliau ryte 8, dar liko valanda 30, kad susikeltų video. Tai nežinau, šiandien taip video kėliau ant namų Wi-Fi'aus, tai namų Wi-Fi'us labai tragiškas pas mus. O savo interneto turėjau 60 gigų, liko jau 20. Tai va, tai nežinau kaip čia gausis toliau su tuo video kėlimu. Bet turėtų būti viskas tvarkoj. Tai va. Tai jau, varom 2 valandėlės, praminsim, kažką pafilmuosim, kažką pajapinsim, japa. Ir tiek. Šiandien jaučiu labai įdomi diena nebus gal, bet pabandysim kažką jums parodyti. Tai gerai, mes rengiamės. O svarbiausia, reikia nepamiršti kremo nuo saulės, kad nenuskrūstų mūsų rankos. Šiandien bus treniruotės POV. Kažkas tokio turėtų būti, plius minus. Gerai, varome. Ką mes čia veikiam? Dirbam. Uwaga. Mina, sunkia pavra. No, sunkia, no. Laikyk vairą. Reikėjo į dviratininkų parduotuvę važiuoti, tenais jie turi specialiai. Per centrą nuvažiavau ir ne vienas buvau. Sunkesnį bėgį. Oi, palauk, aš pasisunkinsiu. Tu neakceleruok labai. Dar žinau, kalnas ilgas. Hola! Nu, apsimyžėliai! Nu, nestabdyk, taip nestabdyk! Šaunuolė, baimę nugalėjo, ne? Nu tai paskui, nemoku bėgęs. Tu nebijok dviračio labiau guldyt. Oi, pavargau. 166 pulsas. Mes dabar atvažiavome į žymėją Café Cyclista kavinukę. Tenais viduje turėtų būti labai daug čempiono maikučių. Op. Va, dviratukai, dviračiai pasiremontuoti, viskas. Super kavinukė.
Einam, parodysim, kad gero vidu yra. Ir dabar turim įėjimą. O taip va, atrodo kavinės vidus. Va, kopeki. Kopesai, va. Sky, pasaulio čempionatas. Va, Ežio 2.0. Turim Tomą Vaitkų, lietuvis. Va. Alejandro Valverde. Šiaip bijau sumeluoti, kartais nebuvo kažkur Bogdano Maikė. Darysim memory. Va, super. Bliamo, gal ir nėra Bogdano. Bet kažkas tai turėtų būti panašaus gal. Yra Vaitkus, tenais va. To einam, čia dar pasižiūrėsim, kas čia gero, kas čia blogo. Va, turim ir Pumą. Ir mūsų Anantą Lašinį, geriausia visų laikų sportininkų. Norėjau sakyti Lietuvos, bet nebuvai. Žvaigždučių Antakalnio mikrorajono geriausias sportininkas nuo 2015 metų. Yra laimėjęs Antakalnio čempionatą, dalyvavo 4 sportininkai. Rekordinis laikas įšilas GP. Taip, niekas nepamušė, net su mašina. Va, galim ir gėliukų nusipirkti. Kainos, aišku, tokios 3 eurai, 3,50, 3 euriukai, va, gėrimas 3 euriukai. Šiaip nėra labai kosminės kainos. Va, Team Japan. Na ir einam pažiūrėti mūsų desertų meniu. Ką mes turime? Turime bagetę su baconu. Turime kažkokį kaip carrot cake, atrodo. Va, turime komplektą. Va, šiandien va taip skaniai viskas atrodo. Carrot cake'as turėtų būti geriausias. Dievinu carrot cake'ą. Bet mes šiandien nieko neimsim, nes nenusipelnėm. Tai va. O šiaip labai va, faina. Vat yra dviračiams susitvarkyti, yra dviračiams pasidėti vietos. O žiūrėk, čekmeitas. O kas čia su čekmeitu važinėja? Va, ir čekmeitą turim. Bet jau toks taip biški nutrintas. Bet su RSL-ais. Tai visai nieko. Ceramic Speedas. Bet va, važiuoja su Cinturato padangom. Ispanai, italai labai mėgsta Pirelli padangas. Nes labai kieti akmenys, tai reikia, kad būtų didesnis protektorius. Tai va. Šią stovyklą važiuosim DGKPM. Ir ką tai reiškia? Diena, kai gyvėjai pavydėjo mirusiem. Ir nesukai, girdėjau, kad tau labai patiko tas kalnas. Jo, tas yra puikus kalnas, su juo bus ką veikti. Žodžiu, važiuojam į Tudons pakilimą, štuka vertikaliai gaunasi nuo jūros ir ten labai ilgai reik minti ir visada užsibonkinu pusę grupės. Jo. Rekomendacijas nedaužyti prieš kalną. Ernestukas jau yra pasimokęs jaučiu. Prieš kalną, jeigu daužai, tai paskui kalną jau nieko gero. Pasakė Ernestas, tas pats, kur nedaužo niekada. Galima sakyti, iš vis nedaužo. Ne, tikrai Ernestukas nedaužo. Niekada. Nėra daužęs. Galvai sieną grįžęs namo. Blet, jau sakai, gal aš noriu namo, nafai? Ne, pro Tarbėną nevažiuosim, tada va čia nais. Ir namo, bur. O tai ne pro Kalderatės leisimės? Galim ir pro Kalderatės, tada blogiau. Nu tai čia tada pro Kalosą, Bolulą, Tarbėną,
Kalderatės. Tai čia tada Gran Turismo. Va čia nais va tiesiai namo ir nusileidžiam va prie namų. Galima ir taip. Spėkit, kurį čia diena bus. Aš vieną dieną laisvadienį galvoju. Maisto pasiimti daugiau. Ne, davai random. Gali būti rytoj, gali būti poryt, gali būti šiandien. Stovi startas trim bandelėm. Tai ką, tu dons? Žaksėt pradeda. Sakau kažkaip, man atrodo, kitoj lygoje žaidžia čia. Dar su kaladėlėm sugroti. Gerai. Pravažiavom treniruotę. Realiai šiandien labai lengvai. Pala, gal reikia nusimti. Šiandien labai lengvai taip. 2 valandėlės. Turim 60 km. 59,9 dabar. Labai ramiai, pulsas 115 vidutinis. Pasaka. O ir Ernestukas nepavargęs bus. Galima važiuoti. Nu, galima važiuoti. O. Vartai! Super. Tai va. Hop. Žiūk. Super. Ir mes jau namie. Stop. Save. Superinis. O Jėzau, kaip kvepia skaniai čia. Turim salotą. Turim desertą. Labas, tujukai. Labas. Turim mūsų šeimininkutės, kurios ruošia mums valgys. Turbūt bus vištiena. Am. Kaip sekas? Normaliai. Normaliai? O, galima tajuko blinelį suvalgyti. Am. Nu, kad Am. tai reikia česnako. Įtėm bičkę. Kas kaip neaišku? Bet žiūrėk, jau raudonas. I know you want me. O, davė. Bet tai žinai, kad šitas į YouTube keliaus. Į ką? Į YouTube. Į YouTube'ą? Jo. Duodu, kad paruošiu. Atitinkam. Palauk, sakau. Va taip, va, karočią susiryšiu. Gerbėmieji, nepatikėsite, kas jūsų rytoj pusryčiams laukia. Ogi! Kiaušinė. Pažiūrėkit, vyr treneris taip patenkintas. Treneris jau nekantrauja sulaukti rytdienos pusryčio. Nes jau mėgstamiausias patiekalas yra virti kiaušiniai. Bet nustebinsime, nes jie bus žali. O taip! Ta jūnė, jokštų vailios. Negirdi, jisai perka pasaulį. Man atrodo, jam jau negera. Jam jau negera. Žmonės nuprotėja čia nais. Tokią skanę vištienos filė. Va, kaip skaniai atrodo. O dar su salotytėm. Labiausiai tai šito dalyko laukiu. Sveiki, kaip jūs laikotės? Sportuojate, valgote, bet nesimankštinote? Nieko gero nebus, jūs privalote, jeigu pasportavote, jeigu pavalgėte. Mankštelė yra būtina, kitaip kūnas nelaiko ir jis byra greičiau laiko, negu jūs norėtumėte. Galvokite su galva, iki greito. Nu ką, einam valgyt? Biškai jau pavėluotai, jau visi pavalgė. Nu, Jevgenijau, komentaras tiesiai iš tavęs, ar buvo skanu?
Ar buvo labai Tai skanu? kiek trispalviai, pažiūrėk, 3 spalvių makaronų, paukštė. Nepagaunu biškai. Nu gerai, bus 3 spalvis, užskaitysim. Užskaitam, o? Kaip galim 3 spalvių nevardinti? Nu. Skanaus. Va toks vat poilsis pas mus. Kiek čia turim? 4:30. Pavalgiam, ramu, susitvarkėm reikalus. Pasaka, ne oras. Taip ant saulytės pakrist, pamiegot. Va. Tik kad gaila, kad baseine vanduo šaltas. Bet taip visai gal ir būtų smagu išsimaudyti. Bet aišku, ne prie 10 laipsnių temperatūros vandens. Šiandien vakarienį girdėjau bus sriuba. O čia, ar man atrodo, ar nosis jau įdegus? Man atrodo, kažkaip jau. Na jo, super. Super. Kojos tai jau tikrai įdegi turi. O čia dabar matosi. O, va. Nu jau įdegis yra ilgametis. Super. Dabar jau eit? Visiems demonstruot? Taip. Šiandien mūsų merginos. Toj pala signalizacija. Leido 250 eurų ant rūbų. Kiek? Pakartok. Kiek? Kažkas panašaus. Aš su kairė ausim negirdžiu, į dešinę pasakyk. 2 PM. Kiek? Bet mano nosis rimtai nudegas, pažiūrėk. Tai jau vakar buvo. Tai pademonstruosi mums, ką prisipirkai gero? Ne. Kodėl? Kai bus šventė, susidėsiu tik per šventės. Tai Per kalėdas, mūsų Velykas, dienos naujus kaip metus. šventės. Taip. Taip, pažiūrėk. Toks vat oras laukia, tai ko čia ne šventė? Turim laisvo laiko. Einam hiking. Gabija dildę pasiėmė nagus. Super. Normaliai. Super. Saulytė nusileido, tai jau galima eit pasivaikščiot po kalnus. Kažkoks šūdas man prikybęs. Žiauru. O, naujus batus užsidėjai. Ar tu gali mane nefilmuoti iš taip arti? Iš taip arti? What the fuck? Aam. Jo, pažiūrėk mano nagai. Na, tai ir tu dildinsies dabar. Tokį. Tai čia tai dzem. Tokį ir tokį. Mano irgi, bet mano dar nulūžo. Drift. O, trišiam. Patiko? Paleidžiu vežimą. Ir tėvai bėg. Mama. Bėgi. Reikia išnaudot laiką. Laiko nėra. Bibiau nedarykite, jei tu vartų. Koks mažas. Visai, ai. Nekeltų, tik tai daugiau video. Įkels. Įkels. Kad visi žinotų, kad pas mane mažas. O tai čia šitai va, sodai irgi jos? Šitas. Ne, akmenys. Gal kokį ir ištrauksim. O, va, žiūrėk. O čia jos irgi šitas sodas? Gerai, šitą gal neištrauksim. Jis nuo tos tvoros po to nugris. Bet va šitą, va. Mes ištraukia vieną. O. Visą krenta. Ką radau viduj? Aukso. Nusidžiausi driežą. Kriauklę? Fui. Suvalgy. Tikrai ne. Nužudėjai dabar, ten gyveno pat namelyje. Sraigis. Kalcis. Kaip smagu turėtų ten būti gyventi ant kalno? Ne,
Man reikia kalbėti, aš vlogeris. Tai tu sakau, man nuotrauką gali padaryti, kad aš Instagramą galėčiau įsikelti. Ne, aš netokį formatą čia nais. Tu kurva. Pati tu kurva. Gabijos, paprašy Gabiją nufotins. O, plytą matau. Ai, bet ten į kairę. Tu kaip gražu. Kas liks be pinigų? Su Universitetui. Su pinigais liks. Mes buvom Našlės ten. pensija. Matot pilį? Tai kur dabar Kokia žiūrėt? pylė? Ten, va kur palmė, viršui yra pilies likučiai. Tokia ola išsikišus. Pisi protą Mes ten tikrai 3 ne. kartus haikinom jau. Tik 6 valandas užtrukom. Tiek. Davai varom kurią dieną. Ten gyvatės buvo 2 kartus. A, tai niek. Mama, galėčiau priartinti, bet per GoPro tikrai priartinčiau. Nu, gal čia nesupyks? Baltas, matai? Ne. Nežinau, ką žiūrėjau. Ai, va, geltonas, su rudu stogu, va čia. Čia virtuvė indus plauni neblogas. Su rudu stogu. Va, tenais balta virtuvė, va. Baseinas yra. Tenais prie pat miškelio. Va, matom, kaip žemynai. Nu, namas. Gabytė nufotkė. Taigi sakiau gražiai apsirengti. Ne man, ne, o vaizdą čia. Žiūrėk, kai gerai baseinas čia padarytas. Ja. Tu va, su vaizdu į jūrą. Žiūrėk, čia tipo apelsinų laukai. Jop. Ir visur. Jop. Vau. Bet čia kas nuostabi. Nu, tai va, tu pasakai. Tak, tusiukai. Atrodo labai aštrus spygliai. Tobulas vaizdas, tobulas vakaras, tobula diena. Grįžom iš žygio. Va. Einam vakarienės. Šiandien Šarūnas turėjo mums padaryti vakarienę. Tai pasižiūrėsim. Daug rugėlį aš paimsiu. Im kamerą. Normaliai. Normaliai. Neša vergas. Vandenuką. Va, taip va, faina ir gražu. Nežinau, kiek kartų šiandien per dieną pasakiau faina ir gražu. Faina ir gražu. Turim 18:57. Ir einame vakarieniauti. Šiandien mūsų laukia špinatų sriuba, brušeta. Vanagai jau supuolę. Nu, gali patikėti. Būna apetito. Labai skaniai kvepia. Labai daug česnako užuodžiu, man atrodo. Čia yra liekanos iš pietų. Šalta. Po to važiuosim į Kalpę. Tai, pro Kalpę jau važiavot, nieko ypatingo, palei jūrą, tada nacionaliniu keliu. Nacionaliniam keliui yra prašymas ten nevažiuoti koja už kojas, nes yra nemažai eismo, tai kad ten jo labai smarkiai nestabdyt, vos velkantis. Tai nereiškia, kad ten gazuojat, bet tiesiog priekį neriedat. Ir tada nusuksim ir lauks pirmas kilimas, jisai bendrai jisai nėra status. Iki Kalosios, jisai toks aukštyn žemyn nėra statu. Tai prašymas. Dar neina miegot. Turim 9 valandą. Žaidžiam žaidimukus. Stalo. Aš girdžiu spalvas, matau garsus. Jau reiškia pizda. Labai įdomus žaidimas. Taisyklių neaiškinsiu. Gerai, važiuojam po vieną, ne? Tai čia reik vis tos kiškisi žaisti. Nu, tipo.
Čia ir kiek Čia dabar vėl vienas pirmas levelis. Jo, pirmas. Taip. Čia mano pokerio pinigėlis. Aš Taip. statau. Dabar dedam kas galvoja, kad turi žemiausią kortą? Nu jūs juokaujat. Niekas. Nu dabar aš buvau Vienas išmaišęs. kortas. Dabar aš buvau išmaišęs kortas. Nenorėkit, kad aš padėčiau. Ramus. Ai, pala, aš kaip tai. Kurie neramiausi? Nu patinka, kaip pačioj pradžių 10 kartų. Man atrodo, Negalim lašinį kalbėti, tokias vis tiek. Bet reikia pažiūrėti, kas galvoja. Lašinį dėk. Žygs apie 40. Iš... Niekas neturit? O, matai, žiūrėk, kaip aš atspėjau. Teamwork. Teamwork. Taip, toliau. Labai ramus jūs. Nu ir turėkit. Mes jau prie stalo, gal pasimsim kortas. Ant toks šuolis. Jo sakys, blizga. Į pisus už tai. Ai, tipo nuo tie. Nu, kas čia. Nu, blėt, negi man. Bet Rugilę pasitikėti galima. Čia, karoči, na. Va, vieną. O, Aš sakiau, Rugilę pasitikėti negalima. Apdūrė. Praradom gyvybę. Apdūrė. Pirmas lygis.